Tai aš truputį papasakosiu, kad jau gyvenimas tenai, tai yra visai kitoks. Yra viskas kitaip. Visai kitoks žodynas, visai viskas. Tai papasakosiu truputį, kaip reikia elgtis, kad neatsidurtumėt gaidynę. Vat tiesiai šviesiai ir sakau, ko nereikia padaryti, kad neatsidurtumėt gaidynę ar toj nuskriaustųjų kastoj. Vat būtent tenai. Žodžiu, pirmas dalykas, tai reikės išmokti daug įvairiausių žodžių. Balanda, balandioras, muhamoras, kešaras. Labai daug jau aš jau taip visų dabar taip greitai net ir neatsimenu, tai jos visus tikrai išmoks. Beje, noriu pasakyti tokį momentą, kad Gapšys su Masiuliu tai važiuos į Mentų, taip vadinamą lagerį. Jau aš jau dabar kalbėsiu taip, kaip jau jie supras. Ten vierchas yra Paleckis. Tai realiai viskas, jų likimas, jų priklausys viskas nuo Paleckio. Realiai, nes Paleckis jau ten sėdi, jie atvažiuos ir jau dabar čia Paleckis viską turės parišat. Parišat tai paspręst turės. Tai vat įdomu, Paleckis, jis geranoriškas yra, gal įsileis jos, nes būdavo pas mus, pavyzdžiui, kas ateina, jeigu kokią ten šveikia taip vadinama, tai ten irgi bet ko neįsileidžia ir čia bachūrai sprendžia šitą klausimą. Taigi, aš nežinau, ar Paleckis jos įsileis gyventi, ar jie tranzitkiai turės gyventi. Tranzitkiai tai čia tokia irgi pusiau, neleidžia jiem pasikelti ir viskas. Tai klausimas, nežinau, tai matot, nežinau, kiek burnoja ant Paleckio, o dabar Paleckis laukia, galvoja, ką brangieji, atvažiuokit. O dabar tai parišajim, kas čia pas mus grindis plaus ir indus plaus. Taip. Va dabar žiūrėsim, kaip čia bus. Na, o Kurlianskio atveju, važiuos į bendrą lagerį. Ir čia jau kur kas viskas yra gerokai bendram lagerį, žinokit, įdomiau. Tai iš esmės nežinau, kur jį nuveš, greičiausiai veš į Marijampolę į Šveikę, kur mane laikė. Arba, bet klausimas, ar Šveikė jį priims, bet turėtų priimti tenai. Normaliai su bachūrais stalą padarys viską, gal ir viskas bus gerai. Normalūs ten tie žmonės Marijampolį. Į Vilniaus lagerį tikrai neveš, nes ten liūtai, tai pas liūtus tikrai neveš. Greičiausiai dar jie gali į trečius nuvežti, tai trojkę. Trojkiai privaloma dirbti. Ten būtinai privaloma dirbti trečiuose. Dabar jau pirmi tipo vadinas, anksčiau trojkę vadino. Tai trojkiai privaloma dirbti, siūti achemai maišus ten kažkokius siūva. Tai ten prie tos šveikiai, tai vadinamoji, ten ir varys. Ten toj siuvykloje ten greičiausiai dirbs. Tai pasižiūrėsim, kas ten tą Kurlianskį pasitiks. Matysim, ten skriausti neturėtų, viskas būtų normaliai. O dabar apie tai dar prieš važiuojant į lagerį turės dar pravažiuoti per kalėjimą. Tai kalėjimas irgi labai svarbus momentas, kaip ten kalėjime reikia elgtis. Pirmiausia, pamiršti turi žodį ten gyvenamoji vieta. Yra chata. Viskas. Nebėra gyvenamosios vietos. Kurlianskiui kalėjime yra tik tai chata. Nėra kito dalyko. Tai žodžiu, svarbiausia, reikia teisingai užeiti į chatą. Pirmiausia, nueis, atveš jį, dabar sulaikys, jisai su savo šmutkiam, nebe daiktais, o šmutkiam, su savo šmutkiam atvažiuos, prašmonuos jį, nes nėra kratos, yra šmonas. Prašmonuos jį, patikrins viską, pasižiūrės, ką turi, ką neturi. Žodžiu, jeigu parašykit komentarą, bus įdomu, galėsiu padaryti video, kokius daiktus pasiimti, geriau važiuojant į lagerį, ko negalima imti, nes hebra atvažiuoja, ne tos daiktus pasiema, mentai atima tada ir taip toliau. Pirmiausia, bendrauti, kaip reikia kalėjime. Dabar Kurlianskis turės iš tikro jau jisai normalus. Kai jis atvažiuos į lagerį, jisai pagal viską skaitosi normalus, kol dar negaidinė. Tai neturi kalbėti ten pareigūnai dar tokio žodžio. Yra du variantai. Arba mentai, arba musarai. Du variantai. Jeigu piktas, tai sakai musarai. Jeigu mažiau piktas, gali sakyti mentai. Tai Kurlianskis į visus turi kreiptis mentai. Būna kiti nuteistieji, kai negirdi niekas, tai būna kartais pareigūnė. Bet čia taip ožiai daro šitą dalyką. O normaliai reikia sakyti mentai.
Konkrečiai, aiškiai, ką tu mentas nori. Jokių jūs yra tu. Dabar jisai yra nuteistasis, bet jisai nepalaiko sistemos, to labiau Kurlianskis jisgi sako, kad nekaltas yra ir viskas. Ir jisai turi sakyti mentai. Jam ten ką nors sako, jisai ant tu. Ten sako, pasink matrasą. Tai tu mentas ir nešk man matrasą. Nu, žodžiu, va tai va kažkaip tai. Žodis parduotuvė irgi turi išnykti. Yra lariokas. Nu, dar laras, lariokas. Nėra žodžio parduotuvė. Tik tai mentai sako parduotuvė. Nors kiti ateina, sako tokie, kur normalūs, kokie mentai sako, nu, lariokas, važiuokit, larioką užrašiai. Žodžiu, užėjimas į chatą. Pirmiausia, jau kai ateis, duos prašmonuos, leisi dušą nueiti, nu, bet jeigu po etapo norisi tą dušą, bet ten, jeigu iš namų, tai ko, ten į tą dušą eiti, jeigu šviežiai buvęs. Nueisi dušą, nuspraus, gaus trepką, ten tokį, nu, aš trepką vadinu, nes ten rankšluošiais negalima vadinti, gaus matrasą. Jeigu nori geresnio matraso, reikia duoti pakelį cigarečių balandiorą. Tada iš karto gaus geresnį matrasą. Viskas. Matrasą gavo, šmutkės pasiema, čimodanų nereikia tie, kur su ratukais kelioniniai, mentai iš karto tims galiu pasakyti, reikia imti tašę arba tą tokį baulą. Baulas tai ta tokia turginė, ta tokia tašė, va tava yra pagrindinė tašė, nes ten, kai eina su tom tašiam su ratukais, tai aš pats irgi su tokia nuvažiavau, atėmė mentai iš manęs, tą sako, su ratukais negalima, aš tą mentui sakau, tai nuimk tos ratukus, bus be ratukų tas mano čimodanas. Ne, žodžiu, turi būti, tik tai negali būti, ten tipo metalinės tos konstrukcijos, gal ten parakana, kad nepasidarytų, nu aš dabar šneku taip, kad kaip suprastų, kad. Ir žodžiu, aš tiem sakau, tai nuimk, ne, viskas negali ten tos. Tai geriausia nusipirkti tos turginius baulus, tos tokius, nu žinot, jie būna mėlyni, raudoni, ten tie tokie išpinti, iš plastiko. Tai va, užėjimas dabar į chatą. Užėjo į chatą, pirmas dalykas, kaip į bet kurios namus. Užėjo, bus patiestas skuduriukas, nes švara higiena svarbu kalėjime, turi nusivalyti kojas. Nenusivalys kojas, nežinau kaip į chatą kokią užėjęs gali prasileisti. Sekantis dalykas, užėjo į chatą, turi pasisveikinti, normaliai. Zdarova bachūrai, ten ne kažkaip, labą dieną inteligentai. Kalėjime negroja šitas dalykas, tu turi būti vyras kalėjime. Užėjai į chatą, zdarova bachūrai, kaip sekas, taip ir taip. Nepul ten reikia sveikintis, nes jie nežino, kas čia toks tu atėjai. Normalus, nenormalus, gal tu čia iš gaidžių kažkoks tai esi, ar iš ožių. Negalima, normaliai, nepulk sveikintis. Aišku, gal Kurlianskiui normaliau, kiti pažįsta, ten sakysi zdarova, aš tas čia verslininkas, kur čia už kyšius pasodino. Vėlgi reikės atsakyti klausimus dėl to, kad su mentais bendradarbiavo, kaip jisai ten dirbo. Nes dar sykį sakau, lageriai yra kitas pasaulis. Visiškai ne tas, kurį čia tas, prašau, atsiprašau, niekam neįdomu ten. Truputį viskas kitaip veikia. Viskas, užėjo į chatą, pasisveikins. Pirmas dalykas, klaus iš karto hebra. Ar buchini? Bus klausimas. Buchini, ne buchini. Ką reiškia? Ar geri čefyrą? Ta tokia arbata, tokia aštrė. Tai iš karto galiu pasakyti, iš laisvės pasiimti geros arbatos, kokių pakelių, nu kokie 10, gal 20 tos arbatos, tokie drambliukai būdo, dar kažkokios konkrečiai. Ir turbūt, kaip matot, pasenų zėkus jau ten tie bedantų būna, ten tie rūdytė dantis ir taip toliau, taip toliau. Tai čia nuo buchalo visas šitas dalykas. Ir iš karto, jeigu tu normalus, tu turi su bachūrais užbuchinti. Nėra variantų. Jeigu atsisakai nebuchinį, nu, nieko tau nepasakys, neprasileisiu už šitą dalyką, nu, bet jau tokia biški nepagarba chatai. Jau tokia vis tiek, tu ateini, ten hebra susigyvenę ir tu aš čia to nedarau, tai sakys, sukis raigę, eik per duris. Sraigė tai yra matrasas, kadangi matrasas susisuki, tai vadina sraigė. Sako, sraigė sukiesi, eik per duris ir viskas, viso. Jeigu tu jau išėjai per duris, tu pagal panetkės esi lamavykas. Tai jau čia irgi jau nieko gero, nes jeigu tu išsilominai iš kokios chatos, tai jau klausia, tada vėl užduos klausimą, kodėl tu išsilominai, kas ten buvo, taip ir taip, tai jokių būdų negalima. Čia vienas iš blogiausių dalykų,
lomintis iš chatos nešia vienas žingsnis iki ducho. Tai realiai jokia kaina. Jeigu kažką sakai, tai kas yra, kokios pretenzijos, jeigu jau taip sako lominkis iš chatos, kame reikalas, susidaužyt nezapadlo, kaip vakar Riaušių byloje vienas toks liudijo, dabar jau turiu sakyti, kadangi to retorikoje mentas, sako, man davė su pagaliu, čia prakirto, sako, kitą dieną ėjau į darbą. Va, čia toks mentas maladėts yra. Tai čia irgi tas pas tikrą vyrą randai pošę. Nieko tokio, jeigu ten kažką tai prasileisi, bet vėlgi reikia visi pirmą kalbą. Jau jeigu duoda per čainiką, tai jau duoda per čainiką, kai yra už ką. Tai vėlgi, iki to manau, kad neprasileis šitoj vietoj. Jeigu duoda hebra, buchinį iš karto ant stalo. Kitas yra sekantis veiksmas, jeigu normaliai, gal čia į lagerį labiau nuvažiavę, nakrit palianų reikia. Konkrečiai palianą. Tai tu ateini į chatą, sakai, hebra, žiūrėkit, saldekų turiu. Niekas nevadina jokiais saldainiais, ten šokoladais, ten dar. Saldekai. Pasakai, saldekai, visiems viskas aišku, kas yra saldekai. Viskas, sakai, hebra, turiu išlaisvę saldekų. O tada jau iš karto hebra normaliai, jeigu kas jau ten jau daugiau metų sėdi, vis tiek greičiausiai susitiks su tais, kurie etapais atvažiavę. O tai sakys normaliai, davai, ką turi išlaisvės, kokių saldekų, vaisių. Dėl to rekomenduoju, nusipirkit kažkokių tokių skanesnių dalykų, tokių, kur nėra, prie babkių esate visi, nusipirkit kokių iš užsienio, gal kokių saldainių, dar kažko neimkit su kokiais likiorais, nes mentai atims. Ir kažkokių tokių įdomesnių, skanesnių dalykų iš laisvės, kad turėti, kad hebrai iš karto būtų, tai būtinai. Jau maisto, tai imkite tą. Maistui limitas netaikomas, berods 20 kg su savim gali turėti, tai šitas taikomas tik tai rūbam, visiems kitiem dalykam, o žodžiu maistui netaikoma. Tai maisto galit belekiek prisijimti iš karto. Pasakysiu, ko imkit. Visokių imkit skilandžių, dešrų, tokio maisto, kuris gali stovėti, kuris negenda. Tokių skanesnių, tokių visokių dalykų pasiimkit, vytintų visokių dešrų. Kad normaliai hebrai atvažiuos iš karto atvešt ant stalo ką norit, kažką skanio, iš karto į tokią chatą sakys, o čia maladėts viskas. Būtinai važiuokit iš karto į lagerį, teliką nusipirkit, berods ten iki kiek ten įstrižainė, dabar neatsimenu. Parašykit kas nors komentarą, žinau, vis tiek iš lagerių žiūrit. Parašykit komentarą, iki kiek tas telikas įstrižainė gali būti. Laidą, prailgintoją, ausinės reikia pasiimti, ausinės be mikrofono, nuo telefono ausinės netinka. Nuvažiuokit, nusipirkit ausinės normalės tokias, kur užsidedi, kad geras, kokybiškas. MP3 kokį gretuvėlį kažkokį tai pasiimkit. USB prailgintoją. Tada prie MP3, kad būtų C jungtim, būtų laidas būtinai, pakrovėjas tam MP3. Tada tiks ir telefonui pasikrauti tas laidas. Daug kas pritaikoma, daug visokių tokių dalykų. Tai žodžiu, visą šitą pasiimkite tos daiktus. Ir ką, normaliai tada lagerį. Vėlgi, yra tas pasivaikščiojimas. Jūsų gyvenime dabar, aš kreipiuosi iš tos 3, kurie važiuoja į lagerį, nebebus pasivaikščiojimų. Pas jūs bus pragulai. Yra konkretus toks lagerinis žodis, pragulas. Ir būna, į duris padaužai į rieškės, ne grotos, o rieškės padaužai ir sakai, mentas, kada pragulas? Viskas tada, visiems viskas aišku, viso. Ten vėlgi, aš, pavyzdžiui, mentais nevadindavau, nes su manim normaliai elgdavosi, tai nereikėjo mentais. Bet jūs dabar, kai atvarot tokie iš karto. Dabar apie pačią lagerį pas panetkės. Yra statusai tokie. Yra bachūrai, tai arba taip vadinami liūtai. Tai visi liūtai dabar sėdi Vilniuje, jau lageriuose liūtų nebeliko. Kiti yra normalūs, kaip rusų, pas rusus būdavo mužik. Pas mus dabar jau nėra čia tokio statuso, normalus nieks tai nekabina. Toliau, yra ožiai, tai tu, jeigu, pavyzdžiui, davėjai parodymus ir kažką tai pridavai. Tai būtinai su savim turėkit abjeboną. Abjebonas tai yra kaltinamasis aktas. Va šitą dalyką su savim. Tada hebra skaitys tą kaltinamą aktą, abjeboną, tai taip vadinama, žiūrės, kas ten jame parašyta, kas ten sudėliota, ar tu ten kažką pridavęs ar nepridavęs. Jeigu tu kažką pridavėjai, tai greičiausiai prasileisi į kepenis, susisuksi sraigę ir viniosi per duris lauk ir kažkur į ožyną. Ir viskas, ožių atskiras, jau viskas atskira gaunasi kaip ir tokia mastiucha.
atskirai ožiai gyvena, anksčiau gal dvojkiai būdavo, dabar kai kažkaip tai būna aukštais, pas mus aš kai gyvenau ožių nebuvo, nes jeigu palyzdavo, kad ožiai iškart išvyti būdavo, nu žodžiu, tai aš nežinau, kaip ten jūsų, aišku, čia finansinė pas jūs ta byla tokia kyšio, tai aš nežinau, ten kas pas jūs, kas ką pridavė, tai ten nelabai kam aišku, tai čia, žodžiu, gal jums čia ožynas negres. Kitas dalykas, dabar yra bendravimas su gaidžiais. Kai atvažiuosit, iš karto pamatysit, kad yra gaidžiai. Jau čia, jau tą suprasit. Galų gale iš karto atvažiuoji, mentas klausia. Normalus, nenormalus, su visais gali sėdėti. Taip būna paklausę, su visais gali sėdėti. Jeigu klausia, su visais gali sėdėti, tai kol tu atvažiavai, kol tu normalus gali sakyti. Normalus, viskas gerai, nėra problemų. Nes gaidys turi pats pasisakyti, kad jis yra gaidys. Ir jis įsako iš karto. Atėjo, klausia. Su visais gali sėdėti, mentas paklausė, kai tapo. Jisai iškart sako, nuskriaustasis. Nu, taip jau toks jau žodis yra nuskriaustasis. Ir viskas, ir mentai kartu nesumeta, jau ten nepapulsi. Tuo labiau turi iškart paklausti, jeigu ateina, būna mentai tokį bairį padaro, dar atsargiai, įmeta į gaidžių chatą, todėl užeini pats irgi paklausi, normali chata, iš karto hebra pasakys, jo, normaliai, viskas gerai. Bet, nes jeigu gaidžių chata, tai turi gaidžiai patys pasakyti, kad iš karto ją pamatys, sakys, ne, tu čia gaidžių chatas, sakys, tu čia negali būti normalus, esi, tu neturi būti gaidžių chat. Ir viskas. Ir tu mentui baladoji, sakai, davai, kad tu mentas nežinoji, ką tu čia dabar darai. Nereikia jokių viskas, vesk mane į normalią chatą. Ir mentas iškart išveda. Čia tokių dalykų. Yra dar tokie drambliai. Drambliai tai yra dar žemiau negu gaidžiai. Todėl, kad jie panetkėm negyvena, jau jie ten ir kaziolina, ir jau, žodžiu, ir taip toliau, tai čia jau visiškas, jau pramuštas dugnas drambliai. Tai Marijampoliai buvo dramblinas atskira lakalkė, taip vadinama. Tai vėl čia naujas žodis, lakalkė, taip lokalinis sektorius arba būrys sakydavo, bet šiaip normaliai iškart, nes patys mentai klausė, tai kokia lakalkė? Nu ir pasakai, ten ta lakalkė, nors šiaip žino jie tenai. Tai va, plus jau kai nuvažiuos į lagerį, duos ten tokį pažymėjimą, taip vadinama birkė. Ir tą birkę reikia būti su savim prisisekus. Palaukit, tą birkę, einu atnešiu, aš turiu, beje, tų birkių pasai išsaugęs. Kelias parsivežiau. Va, yra tokia, čia tas kelias, visas aš jas parsivežiau, tas birkės. Va, to parodysiu. Parodysiu, taip vadinamas birkės. Tai žodžiu, palei birkės yra taip. Pirmiausia, gauni vos tokių prisegtukų, va taip va prisisegi ir su ta birkė turi vaikščioti. Visą laiką su tavim, kitaip. Tai čia pas mane yra, va, 12 būrys net lova nurodyta, va čia 25 chata, 2 lova. Po to man čia buvo nurašę į drausminę, tai gavau 20 būrį, kai į drausminę nurašę, bet žiūrėkit, va, visada gyvenime šypsotis reikia. O maikė tai celofanas buvo ir kai mentai atsidaro ant kompo celofanas užrašyti. Ir po to vėl grąžau 12 būrį, tai jau jie ten nerašė, žodžiu. Ir čia išveikia, taip vadinama. Reikia užsisekti. Ne, bet jau man nebereikia tos birkės, aš čia turiu. Atminčiai čia esu pasidėjęs. Tai va, žodžiu, čia birkė, tai daugiau kaip ir viską. Tai manau, ten viskas bus gerai. Normaliai atsinešti, palienų nakryti ir viskas ten bus, manau, Kurlianskiui tvarkingai. Tai tiek. Papasakau, kaip pradžiai elgtis, kaip kalėjime veikia. Yra svarbiausias dalykas. Ir rusiškas yra. Ni ver, ni boise, ni prasi. Netikėk, nebijok, neprašyk. Tai yra pagrindinės 3 taisyklės, kurios užtikrina gyvenimą. Kad tu, ką tau šneka ten kažkas, ne visada tikėk. Jeigu tave gazina, nebijok. Ir pas nieką nieko neprašyk. Nes po to kažkas kažką paprašysi, čia skolingas, ir po to finale gaunasi, kad paprašai cigaretę, o tenka atiduoti 2 blokus. Cigarečių iškart galiu pasakyti, vieškitės normaliai, kokie 2-3 blokus, gal net 5 pasiimkit, nuvieškit. Cigaretės lagerį yra pagrindinė valiuta. Čia gali ant larioko pinigų neturėt, bet jeigu turi cigarų, turėsi viską. Tai va, tai ką, su nekantrumu laukiau, tiek paaiškinau, pašnekėjau tokiam kitokiam amplua, nes suprantat, kad tenai tas
oi, jūs, prašau, atsiprašau, negroja. Tau taip pat sakys, tai jeigu ten kažką tai pradės, sakys, ką tu čia išsipisinėjai, kalbėk normaliai. Ten, bet sakys, gal geriausiai, čia tu jo buvai išsia. Rusų kalba, žinokit, laikas prisimint. Kalėjime jos labai labai daug. Tai va. Gerai, viskas, tiek žinių.